Grybų nespėjau atnešti dar vienos dėžės, bet ką aš jums padovanosim. Labai dėkojam nuostabiai kapelai Pliumpa iš Virbalio kultūros centro ir jų vadovui Alfonsui Juškevičiui. Klausyk, suvalkiečiai, kad ką atneštų, tai čia stebuklas. Medžio atsivežė, gal išsiveža medžio. Taip, būtinai ačiū. Čia įdėjom duonos kasdieninės ir visiems kolektyvo dalyviam medalius nuo Marcinkonių. Taigi, kadangi galvojom, kad dar atvažiuosite į grybus sudorosit. Tai dar paskutinį žodį galiu. Kad jau čia medaliais apdovanojot, ką jau bedarysi. Na, kiek įstengėm, tiek jūs linksminome. Ir reikia dar suteikti viltį, kad ir kada kartą jūsų lauktumai. Ar taip? O dabar, kaip duoklę už trumpą savo darbo laikotarpį Marcinkonys arba tiesiog dovaną jums ir kultūros namams, noriu įteikti Varėnos kultūros centro Marcinkonių filialų naują iškabą. Aplojam visi! Na ir tikriausiai sumelavau, sakydamas, kad paskutinis muzikinis kūrinys. Tikriausiai dar mes vieną kūrinį dainuosime suvalkietiškai, bet dainuosime apie Dzūkiją. O tai vadinasi Dzūkijos gimnas, lyg tai kažkas sakė kažkas. Na jau dabar tikrai sakysim, iki kitų susitikimų. Aš manau, šį kūrinį galit visi padėti pritarti. Mintinai mokam, kai gaidys gali užsimerkę varyti. Gražių dainų, bet gražiausios mano tėviškės.
bet šventė tęsiasi. Dabar visus kviečiam į vakaronę, kurią parengė mums Marcinkonių bendruomenės vyrai ir moterys. Ten laukia gale stovyklavietės visų. Nuostabus stalas ir žinoma jaunukas su savo kažkokiu tai dar patiekalu ypatingu. Tik nežinau, ką jisai virė ar kepė šiandien. Taigi visus kviečiam į vakaronę ir 22 valandą jaunimą kviečiame į diskoteką. Visiems smagios šventės. Iki sekančių metų.